Sveiki, brangieji. Jau kuris laikas, nepasakysiu kiek, gal keli mėnesiai, vis ateina paraginimas, kad turėčiau pasidalinti savo patirtim, pasidalinti to, prie ko pats prisiliečiau gyvenime gana stipriai. Ir toliau, kaip sakyti, tame esu. O esu tame, kad nemažai metų studijuoju Bibliją. Gyvenimas privertė. Pradžiai galbūt buvo domėjimasis psichologiniais dalykais, bet per tai paskui išėjau link biblinių dalykų, Biblijos studijų. Ir iš tikrųjų tai yra palaimintas laikas buvo gyvenime ir tebėra. Ir aš noriu pasidalinti su jumis tais dalykais. Kadangi jaučiu atsakomybę už tas žinias, kurias turiu norą tuo dalintis. Dabar toks gyvenimo periodas, etapas, kai yra šiek tiek laisvo laiko ir galėčiau tokią, mini tarnystę turėti. Tai jeigu kažkam neįdomu ar panašiai, tai aišku, galite apeiti sraute tą mano įrašą, bet tai, ką kalbėsiu, iš tikrųjų yra svarbus dalykai. Aš sakyčiau, kad svarbiausia turbūt, nes nieko žmogui nėra svarbiau, kaip pažinti kūrėjo valią ir tai, ką jis nori pasakyti per savo žodį, per Bibliją. Ir tai, ką mes turime išgirsti iš to viso dalyko. Aišku, turbūt mes turim visi, į ką aš kreipiuosi ir taip, visi turim kažkokį pažinimą, didesnį, mažesnį. Kažkas vaikystėje buvo privestas prie komunijos, ar ne, ten močiutė privedė, ar ten tėvai. Bet paskui didelio tokio poslinkio nebuvo gyvenime, tiesiog galbūt draugų vestuvės, ar giminių vestuvės, ar laidotuvės, ar ne, tas pabuvimas bažnyčioje toks, paviršutiniškas, sakykime, ir viskas. Bet Dievas yra daug gilesnis ir daug, tai yra viso gyvenimo, Biblija tai yra viso gyvenimo knyga, tai yra vandenynas, tai yra Dievas duodasi pažinamas po truputį ir, jeigu tu truputį tuo metu pažinai, atrodo tai labai daug, bet paskui po kurio laiko supranti, kad tu dar jo labai daug nepažįsti. Ir Dievo žodis yra, toks turtingas, kad vieną kartą tu skaitai tą vietą ir jinai kalba vienaip tau, po kurio laiko tau kalba dar kitaip. Ir aš dabar grinai neskaitysiu rašto, nes su savim dabar ir neturiu pasiėmęs Biblijos, bet aš tai kalbėsiu, kokios mintys ateis man tiesiog iš seniau kas sukaupta. Taip pat noriu ką pasakyti, kad aš darysiu tokį daugiau kaip įvadą tie, kurie mažai susipažinę su tuo, nes mano Facebook'e draugų yra tie, kurie pažengę ir irgi daug metų skaito raštą, įtikėję yra ir panašiai. Tai aš daugiau orientuosiuosi tos, kurie, taigi pradėsiu nuo įvado į šventąjį raštą. Dar gal nepasakiau, kad aš evangelikų bažnyčioje, evangelikų bendruomenėse, ne vieni metai, jau nemažai metų atlikau tokią tarnystę, pamokslininkų tarnystę, ta prasme, pamokslaudavau. Mane pirmą kartą pakvietė pamokslauti, tiksliau pasiruošti pamokėliai. Brolis, dabar jau išėjęs, pas viešpatį, brolis Kristuje Zenonas Širmulis 97 metais mane pakvietė pasiruošti pirmą kartą biblinį pamokėlį. Man tai labai patiko, labai džiaugsmas buvo širdyje tai daryti. Ir paskui laikas nuo laiko tekdavo pasiruošti, paskui vėliau pamokslaut pradėjau.
Bet buvo ir tarpo gyvenime, kur to nedariau, buvo, kad dažnai dariau, tai būdavo, kad dirbdavau savo įprastą darbą, kaip sakyt. Nu, gyvenimas taip davė, kad iš manęs padarė, nu ne tik, kad pardavėja, bet pardavimuose dirbau. Ir su žmonėmis. Ir tai yra gera patirtis, labai stipri patirtis, kaip sakyt, kiekvienam žmogui. Tai būtų, kaip sakyt, darbas su žmonėmis. Tai yra labai svarbus gyvenimiškas dalykas. Ir iš vis mūsų gyvenimas susideda iš santykių, ar ne, santykių su mūsų artimaisiais, santykių su svetimais žmonėmis ir santykių su Dievu, galima sakyti, bet tas santykis su Dievu, jisai būna labiau tada, kai žmogus atsiduria arba ligos patale, arba kažkas iš artimųjų pradeda sirgti, arba kažkas iš artimųjų miršta. Tada žmogus iškelia savo klausimą, o kaip yra, kodėl Dievas taip ar anaip, kodėl tai atsitiko gyvenime, o kaip ten su to pomirtiniu gyvenimu. Tai visus tos klausimus atsako Šventas Raštas, Biblija. Ir tai va šiandien pradėsiu nuo to įvado ir norisi pradėti nuo eilutės, kuri yra Naujam Testamente užrašyta. Nes pirmo reikia įsitikinti, turėti tokį įsitikinimą, kad ar tikrai Biblija arba Šventas Raštas yra, kaip sakyt, nuo Dievo, o ar tai žmonių parašytas, nes iš savo patirties tai susidūriau, kad labai daug žmonių mąsto ir mano, kad Dievo žodis yra žmonių parašytas. Taip, jeigu taip paėmus, tai taip užrašė žmonės. Biblija yra užrašyta per 1500 metų ją rašė. Maždaug apie 400 autorių yra Biblijos. Vieni kitų dažnai nepažinojo vieni kitų, bet kas įdomu, kad pati Biblija neprieštarauja pati savo Dievo žodis ir papildo. Ir jeigu tai paimti, Biblija nėra stora knyga, įkvėptų knygų, kurios pripažintos įkvėptomis, sudaro 66 knygos. Ir daugelis autorių vienas kitų nepažinojo, bet tai, ką jie užrašė, tai yra netgi citatos iš vienų autorių, kitų autorių. Ta prasme yra tai, kad tos, kurios svarbios vietos, Dievas pakartoja per ne vieną knygą tas eilutes. Ir yra biblinis principas, kuris buvo žydų tautoje, kad 2-3 liudininkų parodymais tegul remiasi visa byla. Tai čia yra, teisme tas dalykas buvo naudojamas, bet tas pats ir Biblijoje tas naudojama. Tai yra, Biblija, tai jeigu tai paimti, yra juridinis dokumentas, taip pat yra ir istorinės knygos, bet yra ir teisiniai dalykai, kur, kaip sakyti, Dievo teisė, jeigu taip išsireiškus yra. Tai Dievas naudoja tokius principus, kur, kad įtikinti žmogų, ir tai pakartoja ne vieną kartą. Jeigu tai svarbi vieta, tai jis pakartoja per ne vieną knygą, per ne vieną vietą. Nes Biblija, jeigu tai paimti, pakankamai, nėra labai didelė, jeigu taip lietuviškas vertimas, ten apie 1200 puslapių, ar ne? Tai jų galėjo būti ir 5000 puslapių. Tai, tai yra siaura knyga, pakankamai, reiškia, nėra stora. Ir tai, kas paminėta ten kelis kartus, tai reiškia yra pakankamai svarbu, o jeigu ten iš vis 5-6 kartus, tai yra labai svarbu. Tai ką noriu pasakyti, kad pats principas yra Biblijos užrašyta, reiškia, šventoji dvasia paliesdavo žmogų, arba įeidavo į jį, arba nužengdavo ant jo, ir tas žmogus įkvėptas šventosios dvasios užrašydavo tai, ką Dievas norėdavo per jį padiktuoti. Vienas toks pažįstamas profesorius aramėjų kalbos ir hebrajų kalbos sako, Biblija nėra diktantas. Galima ir taip sakyti, kad nėra diktantas, bet iš tikrųjų tai yra šventosios dvasios įkvėpti žmonės užrašė tai, ką Dievas norėjo jam pasakyti. Ir tai
labai svarbu. Daug yra knygų parašyta pasaulyje įvairių, kur žmonių nuomonė, žmonių įsitikinimai užrašyti. Bet Biblijoje užrašytas būtent Dievo nuomonė, Dievo istorija, su Dievu susijusi istorija, Dievo pamokymas. Dievas nori perduoti kažkokią žinią žmogui, perspėti jį, pamokyti, nes jeigu tai paimti, kad žmogus sukurtas Dievo, tai viskas tada labai logiškai ir teisingai išsirutulioja. Jeigu paimti tai, kad žmogus sukurtas, tiksliausiai evoliucionavo iš beždžionės, tada tai taip, tada gali pagalvoti, kad tai yra žmogaus užrašyta, tai yra kažkokie paistalai ar dar panašiai. Bet aš labai taip, yra toks pasakymas, jeigu tu tiki, kad tu esi iš beždžionės evoliucionavęs, tai ar tu turi namuose pasikabinęs tada savo protėvių nuotrauką? Ne, nesi. Tai suprantama, kad tai yra nelogiška. Jeigu tu nueini į zoologijos sodą, nueini į zoologijos sodą ir pamatai tenai uždarytą beždžionę, nemanau, kad daugelis galvoja, kad aš iš jos evoliucionavau. Tai ir mums nesiperša ta mintis. Tai iš tikrųjų, jeigu taip paimti biblinę kalbą, tai yra šėtono apgaulė, kad žmogų nuvesti nuo tiesos ir velnias pateikė savo versiją, kaip sakyt, pasauliui, panaudodamas, kaip sakyt, ir komunizmą, ir ateizmą, kad Dievo nėra, arba žmogus evoliucionavo iš beždžionės, tai toliau, kad tai būtų paneigtas Dievas, nes priešininkas to ir nori, kad žmogus nepažintų Dievo ir negautų tai, ką Dievas nori duoti. O Dievas nori duoti labai daug, o tas daug tai yra amžinasis gyvenimas. Ir žmogus buvo, Biblijoje parašyta, ar ne, pradžios knygoje, žmogus buvo sukurtas Dievo, Adomas, paskui Ieva, ir visa, žinoma, ir gamta, ir gyvūnija, bet velnio pavydu nuodėmė įėjo į pasaulį per nuodėmę mirtis, ir mirtis įsiviešpatavo per visą žmoniją. Ir kaip mirtis įsiviešpatavo, taip žmonės pradėjo daryti nuodėmes, pradėjo sugesti ir taip toliau. Vėliau Dievas išsirenka vieną tautą, kuri tuo metu buvo nedidelės, pakankamai silpna, tam, kad parodyt pasauliui, kaip Dievas gali laiminti tą tautą, tos žmonės. Jisai davė jiems savo žodį, pirmoje eilėje įsakymus per Mozę, paskui savo žodis, 613 įsakymų, visokių smulkių nuostatų buvo, kurie juos atskirdavo nuo kitų tautų. Dievas tai tarsi padarė tokią kaip skirtumą tarp tautų, atskyrė juos kaip jeigu taip išsireiškus, kaip vynuogyną, ar ne, kad kaip augino juose vaisius dvasinius, suvokimą, reiškia, savo tautą padarė, kad jie augtų brandoje, kad jie būtų išsilavinę, kad jie suprastų, kas yra švarus maistas, nešvarus maistas. Daug visokių įsakymų yra, kaip teisingai elgtis, kaip, reiškia, kad būtų santykiai geri su mūsų, su artimaisiais, kad negeistų vyras ten svetimo žmonos ir panašiai. Tai pas žydus tas buvo labai, reiškia, buvo duoti tie įsakymai. Kaip sakyti, Dievo sukramtyta ir duota, jeigu taip išsireiškus. Pas pagonis to nebuvo. Pagonis tai visi kiti, visos tautos esančios toli nuo Izraelio. Toli esančios, jeigu taip tiesioginis vertimas būtų irgi. Tai tie pagonis, kurie buvo ir mūsų protėviai baltai, ir visos kitos pagoniškos šalis iš savo suvokimo, iš pajautimo suprato, kad yra kažkas tai daugiau. O kodėl suprato? Dėl to, kad vis tiek tam, kaip sakyti, tam dvasiniam DNR arba ir fiziniam DNR, vis tiek, kuris tęsiasi nuo Adomo ir Ievos, išliko ta, kad žmogus turi kažką garbinti, kad yra kažkas daugiau negu pats žmogus, kad yra kažkokia galybė, ir buvo suvokimas. Tik tai jie pradėjo, garbindavo kūrinius, ar ne, saulę, mėnulį, medį, ąžuolą, visokias deivės,
reiškia, prisigalvojo dievybių. Kai Izraeliui buvo viskas paduota kaip ant lėkštutės, tai va Dievas sudarė sutartį su ta tauta, pavadino, reiškia, Izraeliu po Jokūbo kova su angelu. Ir tame žodyje yra El žodis, o ne viešpats, Eloi, Elohim. Ir ką aš noriu pasakyti, kad Dievas ir baudė tą tautą, ir laimino, ir ugdė visaip. Ir per tą tautą atėjo viešpats Jėzus Kristus, per tą tautą duota šventas raštas Biblija, jie užrašė. Ta tauta yra mums kaip pavyzdys, kaip Dievas elgėsi su žmogumi. Ir apaštalas Paulius gražiai parašęs yra, kad o visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir raštų teikiama paguoda turėtume viltį. Ta prasme, žiūrėdami į Bibliją, skaitydami ją, tos istorinius dalykus, kas vyko Senajame testamente su Izraeliu, mes turime pasimokyti iš jų klaidų. Taigi mes turime pasimokyti iš jų klaidų, iš jų tai, kas vyko su jais, taip kaip Dievas elgėsi, žvelgdamas į jų daromas nuodėmes, arba jų teisingus poelgius, kaip Dievas laimina. Tai jeigu tai paimti, Biblija sudaro, reiškia, pradžios knyga, 5 pirmos knygos, tai yra pradžia ir istorinės knygos, paskui įstatymo knygos, ten kaip kas vyko su Izraeliu, kokie duoti įsakymai, kaip vyko taip pat tie dalykai, ir poezijos knygos, išminties knygos, psalmės, tai yra Dievo garbinimo 150 psalmių, Dovydo užrašytų ir dar kelių autorių. Paskui pranašų knygos, pranašystės. Tai nei viena pasaulio religija neturi tokių dalykų kaip pranašystės, tokių, kad prieš N metų, tarkim 700 arba ten 1500 metų, būtų pasakyta kažkas ir išsipildytų. Tai įsivaizduokit, mes vien pagal pranašystės galime suprasti, kad tai yra tikra, kad tai yra teisinga. Tai nėra kažkas pramanas ir ta prasme, kad Dievas ką pasakė, visada įvyksta 100%. Tai čia vienareikšmiškai. Netgi kai Aleksandras Makedonietis žygiavo per Jeruzalę, tai kai jau buvo užgrobęs tai nemažai ir pažengęs, tai tie, reiškia, kai kurie žydai, kurie žinojo raštą, jie bėgo paskui, sako, va, čia apie tave parašyta. Įsivaizduokit, apie tave, sako, čia rašo. Ta prasme, įvyko pranašystė, išsipildė. Taigi Dievas rūpinasi, kad jo žodis įvyktų, išsipildytų ir jokios abejonės, kad tai, kas dar neįvyko, tai ir įvyks. Ta prasme, vien tai mes galim daryti dedukcinį metodą, kad tai praeity įvyko, dabar vyksta ir dar įvyks tas, kas dar neįsipildė. Tai jokios abejonės nėra, ta prasme. Bet tie žmonės, kurie nepasitikė Dievo žodžiu, kurie laiko Bibliją užrašytą žmonių, tai taip, tada jiems nėra jis autoritetas. Bet pats žodis Dievo sako, kad dangus ir žemė praeis, bet mano žodis nepraeis. Reiškia, nepraeis veltui, nepraeis tuščiai. Ir kitoj vietoj pranašas Izaijas sako, aš dabar nepasakysiu skyriaus, beros 60 kažkelintas, sako, tas žodis, kurį aš siųsiu, negrįš atgal tuščias, kitose vertimuose bergždžias, bet atliks tam, kam skirtas, kaip lietus ir sniegas, reiškia, duoda vandenį ir pamaitina ten žiemkenčius kviečius, taip ir mano žodis atliks tam, kam skirtas. Ta prasme, Dievas duoda pavyzdį per vandenį,
kad vanduo ateina, reiškia, iš dangaus, palaisto ir duoda augalams, reiškia, augimą, duoda maistą ir taip toliau. Taip ir Dievo žodis. Kitoj vietoj laiške Žydams autorius rašo, kad Dievo žodis yra aštrus ir veiksmingas kaip dviašmenis kalavijas. Jisai, reiktų atsiversti tą vietą paskaityti minutėlę.